Sveiki visi elektroninės muzikos gurmanai, mėgėjai, didžėjų bendruomenė ir visi kiti, su jumis elektroninės šokių muzikos laida Techno Mercado. Su jumis būsiu viso šio vakaro 10 minučių. Pakankamas kiekis paklausyti geros elektroninės šokių muzikos. Primenu, eteryje laida Techno Mercado. Šiuo metu skamba neįtikėtino populiarumo Beneliukso šalyse susilaukęs hitas, kurio pavadinimo aš dabar tiesiog tingiu ieškoti tiek to. Beneliukso šalių pažiba. Nuostabi kompozicija visiems techno muzikos gurmanams. Turbūt man nereikia pasakoti apie šio kūrinio atsiradimo istoriją. Techno Mercado klausytojams, bent jau tiems, kurie mūsų laidą klauso nuo Litpolinter laikų, šitą istoriją daug kartų girdėjo. Tačiau jeigu jūs pirmą kartą įsijungite elektroninės šokio muzikos laidą Techno Mercado, aš galiu pasakyti tik tiek, kad kūrinys pirmiausia išpopuliarėjo Beneliukso šalyse. Pirmą kartą kūrinys buvo suprodiusuotas ant Toshiba laptopo. Kūrinio autorius didžėjus Max Gilsman tuometinėme Briugės klube Basement. Beje, vis dar iki dabar veikiantis klubas, visas nutriušęs, pradvysęs, viduj veisėsi vorais krusdėlės nuo to tokio limpančių grindų, limpa grindys visur. Kainos gana neblogos, kokteiliukai nuo 16 eurų, vaisvandeniai prasideda nuo 40 eurų, o mineralinis vanduo dar šiek tiek brangesnis, tačiau pašokti, pajudėti, atsipalaiduoti tikrai galima, o aš priminau, kad jūs klausotės elektroninės šokių muzikos entuziastų laidos Techno Mercado. Su jumis aš būsiu visas 10 minučių, iš viso jau 2 praėjo. Beje, eterė skambantis kūrinys yra vienas mėgstamiausių prodiuserio Westbamo. Vienas mėgstamiausių kūrinių. Paul van Dykas irgi yra teigiamai atsiliepęs apie šią kompoziciją. Dabar trumpa renginių apžvalga, kas nusimato artėjantį savaitgalį, kokie techno muzikos bendruomenės vakarėlį nusimato ateinantį savaitgalį. Jau kitą šeštadienį Brandenburgo klubas Otto von Acid kviečia visus pajudėti atsipalaiduoti kartu su Matijas Baumu, Štefanu Birkenstocku ir visais kitais prasrūteliais klube, Lofto klube adresu Zugspitzestraße 28. Būtinai apsilankykite šitą prasrūtusiais keliai. Būtinai apsilankykite. Neįkainojama patirtis. Labai daug teigiamų atsiliepimų įvairiausiuose šokių muzikos entuziastų žurnalų puslapėse susilaukęs klubas. Na, o Berlyno klubas Gleis 8 kviečia į vakarėlį. Už pulto bus rezidentai Ana Bulgakova ir legendinis Uwe Torstenas. Tikrai verta vien dėl Uwės Torsteno apsilankyti Berlyne. Potsdamo klubas Microhouse taip pat nemegos visą naktį, ten vyks net 17 skirtingų vakarėlių 95 skirtingose erdvėse su geriausia Dolby Surround, o garsą jiems statys Michailas Žigre iš Montpellier garsistų susivienimo Sound of Jacqueline. O štai čia prasideda kitas kūrinys, miksas. Mes klausomės kažkokia tai mikso, sunku pasakyti, ar tai miksas, ar kompoza kažkokia, tai sunku pasakyti. Vokaluose yra papičintas balsas tas. Kažką čia pasakoja vyrukas
Kągi, bičiuliai, šokio muzikos gerbėjai, tikiuosi, kad nuotaika yra gera, o mes judame su muzikinėmis kompozicijomis, miksais, remixais. Bičiuliai, jeigu jūs troškina, nubėkite iki artimiausio šulinio, pasisemkite vandens, atsigaivinkite ir sugrįžkite į prieš tai buvusias pozicijas, klausytis elektroninės šokio muzikos ir aš esu vis dar su jumis, būsiu visas 10 minučių su jumis, jau liko maždaug dar šiek tiek ilgiau negu 5 minutės geros muzikos. Turbūt puikiai atsimenat visi šokio muzikos entuziastai šio kūrinio istoriją, o būtent šis kūrinys išpopuliarėjo Brightono loftuose dar gūdžiais 1994 metais. Kaipgi tai atsitiko, galite jūs paklausti. Tai pirmiausia, reikia paminėti tai, kad tais laikais visi Brightono loftai buvo uzurpuoti spalvotaplaukių, išskusta paausių visokiausių, platforma bačių tokių, pustas striukių, pukinės striukės tokias, kur nešiodavo, kurie protestuodami prieš tuometinę Didžiosios Britanijos politiką užėmė pastatą, kaip skruzdėlės apsigyveno tenai, reikalavo iš tuometinės vyriausybės dotacijų, reikalavimai buvo pateikiami šokių metu, 3 paras buvo šokama ant platforminių batų. Techno muzikos vakarėlis vyko labai smagiai ir nelaimė į pastatą įsiveržė vyriausybės pajėgos ir įsiveržimas įvyko paryčiais, tuomet visa reivo bendruomenė patalpose buvo suplukusi, iki pusės išsirengusi, su mineralinio vandens buteliukais rankose, tvirtai sukandusi sakandį, o vyriausybės pajėgos paleido purškalą, pradėjo purkšti. Tačiau elektroninės muzikos entuziastai nenustojo šokti, didžėjus prie pulto kaip tik miksavo naują kūrinį. Tačiau gaisrinėmis putomis buvo išpurkšta viskas. Pirmiausia, mikšerinis pultas, baldai, šiukšlinės, kompostinės, kurios buvo tuo metu svarbus dalykas elektroninės muzikos entuziastams gyvenantiems tenai. Tačiau, kai viskas buvo išpurkšta, jokių galimybių atsitiesti, atstatyti iki tol buvusią bendruomenės ekosistemą, šansų praktiškai nebebuvo jokių. Galima pasakyti, kad tai buvo paskutinis vakarėlis, kuomet buvo trypiama, šokiama, judama. Tačiau dabar toje pačioje vietoje loftas, Brightono minimas loftas stovi ir atminimo lentelė kabo tuo metu tenai gyvenusiai bendruomeniai, o Brightono loftas po šito įvykio išgyveno gentrifikaciją ir būsto kainos šoktelėjo gana smarkiai. Į atremontuotą loftą atsikėlė klerkai, kostiuminiai, valstybės tarnautojai, barberiai ir kiti žmonės. Na, o aš primenu, kad su jumis techno muzikos entuziastais būsiu dar geras maždaug virš minutės dar. Ne tiek ir daug laiko, kaip pagalvoju, todėl kviečiu visus elektroninės muzikos, elektroninės šokio muzikos mylėtojus, elektroninės šokio muzikos entuziastus, žmonės mėgstančius judesio muziką, pasinaudoti momentumu, pašokti, patrypti. Prie pulto sunku pasakyti, kas groja, aš dabar koks skirtumas praktiškai. Nebedaug laidos laiko liko, aš gal susilaikysiu nuo vardų. Na, o kam trūksta veiksmo šiandien vakare, tai tikrai priminau, kad yra tuntas gerų aptiriukų šiandien fabrikuose.
tvartose, kaimo vietovėse, apleistose, surūdijusiose, bet kokiose industrinėse patalpose. Bičiuliai, kam reikia, tas žino, tikrai. Aš pats po laidos lėksiu į susitikimą su rezidentais iš Berlyno, mano gerais bičiuliais. Mes pasijungsime mikšerį, klausysime elektroninės šokių muzikos. Na kągi, bičiuliai, su jumis laida buvo Techno Mercado. Gero vakaro tiems, kas eis miegoti. Gerai išsimiegokit bent minimum 8 valandas.